Sveiki gerbiami žiūrovai. Jūsų miesto televizija ir šiandien kviečia jūs būti kartu. Dabar laikas antradienio informaciniai laidai. Futbolo klubo Tauras administracija, futbolo sirgalius bei daugumą tauragiškių neramina lėtais tempais vykstanti Vytauto stadiono rekonstrukcija. Klubo atstovai surengė spaudos konferenciją, į kurią pakvietė rajono merą Praną Petrošių, žiniasklaidos atstovus. Tauragės futbolo klubo Tauras administracija klubo internetinėme puslapyje surengė diskusiją apie mūsų miesto pagrindinio stadiono Vytauto stadiono rekonstrukciją. Klubo internetinėje svetainėje įsiplėskė karštos diskusijos. Paaiškėjo, jog tauragiškiai nebejingi, kaip vyksta šio stadiono rekonstrukcija. Labiausiai mūsų miesto gyventojus neramina vėžlio tempais vykstantys darbai. Abejojama, ar už rekonstrukcijai skirtas lėšas galima įrengti pakankamai modernų ir šio laikmečio reikalavimus atitinkantį stadioną. Priminsime, jog Tauragės savivaldybės administracijos skelbtą į viešąjį konkursą rekonstrukcijos darbams stadione atlikti laimėjo uždaroji akcinė bendrovė Projektų centras. Ši bendrovė pasiūlė darbus atlikti už mažiausią kainą 3 400 000 litų. Veikiausiai nesuklysime, teigdami, jog Vytauto stadione vykstanti rekonstrukcija labiausiai aktuali futbolo klubo Tauras administracijai ir šio klubo dalininkams. Futbolo sezonas jau čia pat, o stadione darbų dar begalės. Klubo administracija parengė užsakovo atstovams, tai yra rajono savivaldybės vadovams, klausimus susijusius su stadiono rekonstrukcija. Vasario 14-ąją surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Tauragės rajono meras Pranas Petrošius, savivaldybės administracijos direktorius Algirdas Motiejus, savivaldybės statybos skyriaus vedėjas Romas Nevardauskas, žiniasklaidos atstovai. Klausimus savivaldybės atstovams uždavė futbolo klubos Tauras administratorius, ryšiams su visuomenė atstovas Eugenijus Naujokas. Jūsų dėmesio gerbiami žiūrovai pateikėme kiek sutrumpintą spaudos konferencijos įrašą. Meras, sakykite, kokios pagrindinės priežastys lemia, kad Vytauto stadiono rekonstrukcijos darbai vis dar stringa ir rangovai neįvykdo terminų? Stadionas jau šiomis dienomis turėjo būti atidaromas, bet taip toli gražu nėra. Pirmiausia, tai pagrindinė priežastis ta, kad reikia pripažinti visuomet konkurso nugalėtojų pasiūliusiam žemiausią kainą. O ką tai sako? Tai sako, kad žemiausia kaina ir jeigu mes pažiūrėtume štai pagal mūsų konkursą įvykusių konkurso, reiškia, jeigu skaičiuotina kaina buvo pradžioje 11,5 milijono litų, į konkursą buvo, reiškia, perskaičiuota kai kurių darbų atsisakyta, reiškia, nedaryti, kadangi per brangu buvo pateikta 9 beveik milijonai litų, o konkursas įvyko nepilnai 3 milijonai litų. O tai reiškia, kad ta kompanija, kuri pasiūlė pačią žemiausią kainą, jinai savo pajėgumų tokių, kad laiku įgyvendinti savo įsipareigojimus tikrai neturi, o subrangovus prijungti, sakykime, sukomplektuoti komandą, už tokius įkainius, už tokias kainas yra labai sudėtinga, niekas nenori eiti, niekas nenori daryti tų darbų. Tai va štai vienas iš pagrindinių priežasčių yra būtent žemą kainą, reiškia, laimėjus konkursą ir neturint pajėgumų, kas galėtų dirbti tos darbus. Ir buvo tasai laikmetis toksai labai sudėtingas, kad visos kompanijos siūlė pačias žemiausias kainas, norėdamos laimėti konkursus, kadangi tada buvo, reiškia, mažai tų konkursų, didelis, reiškia, nedarbas statybininkam buvo, jeigu taip galima pasakyti, ir užtat jie bet kokią kainą stengiasi, kad laimėti konkursą. O po to, kaip įgyvendinti, kaip įvykdyti, jau ateities klausimai. Tai štai pagrindinės priežastys tokios būtų, mano supratimu. Kada numatoma stadiono atidarymo data, dabar jau kaip pasikeitė, ir kada planuojama visiškai išbaigti rekonstrukcijos darbus? Taip, dabar data yra numatyta birželio 21 diena, turi būti stadiono pridavimas, yra ta sutartis iki 21 birželio, bet mes orientuojamės ir specialistus, ir rangovus raginame, kad vis dėlto anksčiau to laiko būtų stadionas padarytas. Mes manome, kad galbūt bus ir gegužės pabaigoje, reiškia, birželio pradžioje. Bet oficiali data būtų birželio 21. Taip, gal galite paaiškinti, kaip buvo vykdomas šis stadiono rekonstrukcijos viešasis konkursas ir atrenkama laimėjusi firma?
Ar buvo atsižvelgiama tik į mažiausią pasiūlytą darbų kainą, ar visgi ir į kitus svarbius kriterijus, tokios kaip rangovo firmos patikimumą ar patirtį, vykdant analogiškus projektus? Kadangi konkursai visi, reiškia, ir organizavimas konkursų, ir vykdymas, ir kontrolė priklauso visą tas darbas administracijai, tai aš tikrai paprašysiu administracijos direktoriaus, kad jis dalykiškai paaiškintų, kaip visą tai buvo daroma. Tai direktorius, prašom, gal pats tada. Taip, šitas konkursas įvyko praėjusiu metu maždaug vasario mėnesį. Iki tol buvo gan ilgą laikotarpį buvo derinama visa dokumentacija ir visi reikalavimai su Centrinė projektų valdymo agentūra. Gavus iš jų pritarimą, praėjusiu metu vasario mėnesį buvo paskelbtas konkursas ir buvo iš 13 dalyvių šitame konkurse. Kainas vyravo nuo mažiausios kainos be keleto dešimčių litų 3 milijonai ir iki 6 milijonų didžiausia kaina. Buvo pasirinkta mažiausia kaina, kadangi taip reikalauja viešųjų pirkimų įstatymas. Tikriausiai žinote, kad yra tik tai 2 būdai pirkimo. Tai yra mažiausia kaina arba ekonominis naudingumas. Ekonominis naudingumas daugiausiai yra taikomas paslaugų pirkimui, o darbų pirkimui pakol kas pagal galiojantį ir veikiantį viešųjų pirkimų įstatymą mažiausia kaina. Todėl ir buvo pasirinkta mažiausia kaina 3 milijonai nepilnumoje laimėjęs projektų centras. Taip, ar savivaldybė imasi priemonių skatinti rangovus kuo greičiau ir kokybiškiau pabaigti šios darbus? Ne, iš tikrųjų mes nei vieno projekto, nei vieno konkurso niekuomet neskatiname, reiškia, dėl darbų baigties ir dėl kokybės. Lygiai taip pat nėra jokio išskirtinumo ir mūsų, reiškia, Vytauto gatvės stadiono rekonstrukcija. Ar bus rangovams taikomos sankcijos ir reikalavimo kompensacijos dėl darbų vėlavimo? Čia gal irgi direktorius geriau. Taip, šiuo metu jau yra skaičiuojami pirminiai delspinigiai ir orientaciniai jau yra paskaičiuota 20 000 litų paduoti, reiškia, sąskaitą priduoti rangovams, kad apmokėtų būtent dėl uždelstų darbų. Dėl vėluojančių darbų ir nepalankių sąlygų buvo nespėta pakloti atsivežtos vejos. Dabar jau nebetinkama naudoti. Ar draudimas padengs šios nuostolius, ar visgi teks pirkti naują dangą? Tai jau yra ne mūsų problema, tai yra rangovo problema. Jeigu jie, sakykime, laiku nespėjo pakloti ir susitvarkyti su šitą žalia veja, danga, tai nežinau, ar jie turi apsidraudę ar ne, tą dangą turėjo ar ne, bet jiems šitos dangos kloti stadiono futbolo aikštėje tikrai nebus leidžiama. Jie privalės nupirkti naują tą dangą atvežti ir kiek žinau, mūsų specialistai, mūsų pačių paprašyti yra susisiekę su rangovais ir tuo klausimu yra kalbėta ir aiškiai yra pasakyta, kad gegužės mėnesį bus atvežta nauja danga ir paklota nauja. O šitą, nežinau, kur jie dės ją ir ką su ją darys. Tai yra jau jų nuostolis ir čia ne mūsų. Taip, savo ankstesnėme interviu apie vykdomus stadione darbus minėjote, kad pradėjus statybos atsirado nenumatytų išlaidų, kurioms padengti reikalinga 800 000 litų. Pinigus ketinote skirti iš savivaldybės biudžeto ir kitą dalį gauti iš Europinių fondų. Ar šios lėšos jau surinktos? Taip, jau rajono taryboje buvo priimtas sprendimas skirti tas pinigus ir mano turimomis žiniomis jau 500 000 litų, kurie buvo numatyti iš savivaldybės biudžeto lėšų, iš tų 800 000 jau yra pravesta rangovam, už atliktus darbus, užaktuoti tie darbai yra, o likusius 300 000 tikrai pravesime tada, kai jie tos darbus atliks. Pinigai tie yra tikrai numatyti, jie yra surinkti, jeigu taip pagal tą paklausimą galiu aiškiai pasakyti, ir tikrai tie pinigėliai bus. Bet vėlgi dar aš manau, kad jeigu padaryti viską iki pat galo, reiškia, kad atitiktų visus lūkesčius ir mūsų, ir sportininkų, ir visų, iš tikrųjų dar drįsčiau abejoti, dar ar šitų pinigų pakaks. Taip. Mūsų internetinės svetainės lankytojams kilo klausimų dėl lyginant didelės sumos reikalingos mūsų stadionui rengti apšvietimą.
Kiti miestai stadionas analogiškas apšvietimo sistemas pasistatė kur kas pigiau. Kokie veiksmai lėmė, kad mums reikalinga tokia didelė suma? Aš gal vieną, direktorius gal geriau atsakys į tą klausimą, bet vieną tą paklausimo, kad kituose stadionuose apšvietimas reiškia kainuoja pigiau. Aš nežinau, tokios informacijos neturiu, kiek kituose stadionuose kainuoja, bet sprendžiant iš to, kokia buvo pateikta informacija, jog panašus analogiškas stadionas Marijampolėje, jeigu buvo rengiamas ir statomas už 24 milijonus litų, pas mus už 3 milijonus ir dabar gaunasi 3 milijonai 800 tūkstančių, tai iš tikrųjų tikrai drįsčiau abejoti, ar pas mus yra numatoma brangiau negu kitur. Bet nežinau, čia direktorius gal skaičiais pasakyti gali. Aš šiek tiek gal dadėsiu. Matote, apšvietimas buvo viena iš sudedamųjų dalių viso bendro projekto. Ir buvo numatyta pagal samatinę vertė truputį daugiau negu 1 milijonas litų, kaip 4 stovai apšvietimo. Tai vieno apšvietimo stovo kaina 270 tūkstančių. Šiem darbam, kadangi šios darbus mes dėl lėšų trūkumo neįtraukėme į konkursą daryti, juos numatoma tik tai antrame etape, dar negalim pasakyti nei kuriais metais šitą įvykdysim. Tačiau įvykus konkursui ta kaina savaime aišku gali irgi pasikeisti. Tam, kad iš tikrųjų būtų galima bet kuriuo momentu gavus finansavimą vykdyti apšvietimo šitos darbus, yra prakloti plastmasiniai vamzdžiai po veja stadiono ir atsiradus finansavimui tikrai nebus ardoma danga stadiono ir apšvietimo darbai bus įvykdyti. Klubo administratorių atsakymai tenkino ir jokių papildomų klausimų rajono vadovams Eugenijus Naujokas daugiau neuždavė. Atsakymus į išties aktualius klausimus apie Vytauto stadiono rekonstrukciją jūs, gerbėmieji, girdėjote. Tačiau abejojančių, ar užminėtas lėšas skirtas rekonstrukcijai Tauragiai pavyks įsigyti kabutėse tikrai modernų ir šiuolaikišką stadioną, veikiausiai liks ir po šio pokalbio. Na, o rekonstruoto stadiono simbolinį raktą statytojai užsakovams turi įteikti birželio 21 dieną. Priminsime, jog stadiono rekonstrukcijos projektas yra finansuojamas ES struktūrinės paramos 2007-2013 metams lėšomis pagal sanglaudos skatinimo veiksmų priemonę, vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai programą.